elektra, mes čia girdim ir sakom, ar ne, kad elektra šneka, tai jinai ir jinai liečia per atstumą. Saugiau nepasidarė kažkaip, žinokit, ramiau, kai aš išgirdau šitą. Geriausia rankas laikyti kišenėje. Taip, gal aš tada pavaikščiosiu, kad tikrai nieko čia nepriliesti. Jeigu kažkas tuo metu įsijungia šviesą arba ten virdulį, tai reiškia, padidėjo elektros apkrova, lygiai tuo pačiu momentu kažkas tą elektrą turėjo pagaminti. Pilnai toks įkrautas baterijų parkas galėtų 40 metų tokiam vienam butui teikti elektrą. Sveiki, šį kartą su laida Ar galiu užėti? Atkeliavome į neįprastą vietą. Kviečiu kartu pasivaikščioti po Litgrid Vilniaus transformatorinių pastotę. Sveiki. Sveiki. Atvykom tikrai tokią netikėtą, turbūt ir daugelį žiūrovų vietą, nes galvos, Kristina, kur tu čia dabar atkeliavai kartu ir kur tu čia mūsų atsiveri šitos laidos metu. Kur mes čia esame, pirmiausia, kas tai yra per vieta? Taip, tai šiandien jūs svečiuojatės Litgrid Vilniaus transformatorių pastotėje. Ir čia kas vyksta, kuo šita vieta yra svarbi? Tai Litgrid yra elektros perdavimo sistemos operatorius ir jisai valdo ir, reiškiasi, eksploatuoja, ar ne, aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą Lietuvoje. Tai mes esame vienoje iš transformatorių pastočių, Vilniaus transformatorių pastotėje, kur 330 kV įtampos tinklas, tai yra tas magistralinis tinklas. Jeigu taip išversti, tai jeigu rozetėj turim 220 V, tai čia yra 330 000 V įtampa. Ir 330 kV tinklas, jisai iš tikrųjų jungia Lietuvą su kaimyninėmis šalimis, tai yra tarp sisteminės linijos, na ir aišku vidinės linijos. Transformatorių pastotėse įtampa yra transformuojama autotransformatorių specialių tam skirtų įrenginių pagalba į žemesnį įtampos lygį, tai yra į 110 kV. Tai mes čia kaip tik ir matom 110 kV skirstyklos įrenginius. Ir tas transformuota įtampa, ar ne, jinai jau žemesnės įtampos linijomis toliau keliauja į 110 transformatorių pastotės, kurios jungia Litgrido, tai yra aukštos įtampos tinklas su vidutinės įtampos tinklu, kurį jau valdo elektros skirstymo sistemos operatorius Lietuvoje ESO. Tai jeigu čia neturėtumėm, ar ne, energijos, tai neturėtumėm ir savo rozetėse? Na, taip teikti negalime. Jeigu čia nebūtų įtampos, tai dar nereiškia, kad Vilnius ar Lietuva neturėtų įtampos, tai elektros perdavimo tinklas yra pilnai rezervuotas. Ir mes taip ir eksploatuojam ir, reiškiasi, projektuojam tinklą, ar ne, kad iškritus vienam elementui, na, nei elektros skirstymo sistemos operatorius, nei tuo labiau vartotojai tos avarijos arba to elemento gedimo nepajustų. Tai šitas mazgas yra taip svarbus Vilniui, bet mes turim ne vieną tokią pastotę, kuri maitina būtent rytų regioną, ar ne, tame tarpe ir Vilniaus miestą, tai jisai yra labai svarbus, bet jisai nėra vienintelis. Ir turbūt galime žiūrovams pasakyti, čia greičiausiai nėra kažkokia paslaptis, čia mums reikėjo paklausyti truputėlį instruktažo prieš ateinant, ne tik šalmą liemenę užsidėti, bet dar taip pat mes buvome įspėti, kad neliesti, nelipti, nedaryti kažkokių staigių dalykų, netikėtų čia nebandyti kažką pačiupinėti. Taip, čia yra sauga, yra labai svarbi, nes, na, elektra, mes čia girdim ir sakom, ar ne, kad elektra šneka, tai jinai ir liečia. Ir jinai liečia per atstumą, reiškia, jeigu 330 kV įtampos, reiškia, lygis, ar ne, skirstykloje mes, tai iš esmės mes negalim priartėti arčiau negu 3 metrai. Ir tai yra saugus atstumas, na, 110 kV dalyje apie 1 metras.
Saugiau nepasidarė kažkaip, žinokit, ramiau, kai aš išgirdau šitą. Geriausia rankas laikyti kišenę. Taip, gal aš tada pavaikščiosiu, kad tikrai nieko čia nepriliesti kažkur. Kuo dar yra svarbi šita vieta? Gerai, aš supratau, kad yra dar daugiau, jeigu taip nutiktų, ar ne, kad mes įtampos tikrai turėsim savo rozetėse ir yra tų saugos dalykų pridėta. Čia kažkokia yra nauja, itin didelė, gal galima sakyti, kad tai didžiausia yra pastotė Lietuvoje? Na, tikriausiai negalim teikti, kad yra didžiausia. turim ir didesnių transformatorių pastočių. Galbūt svarbus mazgas yra tuo, kad be to, kad šita pastotė tiekia, reiškia, elektros energiją rytų regionų ir dalį Vilniaus miesto, bet čia yra įrengta ir savo gal tokią pradžią pradėjo baterijų kaupimo sistema, ar ne? Tai mes būtent Vilniaus transformatorių pastotėje įrengėm pirmąją prie perdavimo tinklo prijungtą baterijų energijos kaupimo sistemą. Tai buvo dar 2020-2021 metai. Tai yra 1 megavatas. Na, bet tas megavatas davė kelią, reiškia, didesnių baterijų atsiradimui Lietuvoje ir be 1 megavato Vilniaus transformatorių pastotė taip pat veikia ir Energy Cells valdoma 50 megavatų baterijų energijos kaupimo sistema. Tai yra vienas iš didesnės sistemos baterijų parkų. O jeigu taip paprastai, man kaip vartotojai tiesiog įdomu, jeigu aš, tarkime, turiu saulės elektrinę, nuotolinę, ar čia irgi atkeliauja tai, kas yra sukaupta, nes aš paskui juk kaip ir su ESO turiu sutartį surašęs, kad man ta įtampa rozetėje būtų, ar ne? Tai čia irgi visą tai atkeliauja, kas yra sukaupiama? Nelengvas klausimas. Iš esmės, gali būti, kad atkeliauja, gali būti, kad ir neatkeliauja. Visa esmė yra, kad elektra pasirenka trumpiausią kelią. Tai jeigu elektra yra pagaminama kažkur jūsų, kad ir nutolusioj saulės elektriniai, tai tikėtina, kad jinai kažkur vietoj bus ir suvartojama, jeigu ten bus elektros vartotojas. Na, jeigu tas vartotojas yra kažkur nutolęs, kaip jūs ar ne, tai gali būti, kad kažkokia kita elektrinė pagamina elektrą ir jūs sunaudojat jų elektrą. Bet gali būti atveju, tokių gal čia teorinis labiau, kad tam tikri energijos kiekiai jūsų sukauptos elektros energijos toj nutolusioje elektrinėje yra perduodami mūsų tinklais į kitam vartotojui, kuris yra galbūt irgi nutolęs ir tuo metu vartoja. Čia galbūt yra ta savybė, kad elektra, jinai dabar mes pradedam ją saugoti, baterijos, bet iš esmės elektros sistema veikia taip, kad tuo pačiu laiko momentu elektros turi būti tiek pat gaminama ir tiek pat vartojama. Tai Litgrido vienas iš pagrindinių uždavinių, be to, kad mes eksploatuojam ir valdom ar ne tinklą, mes balansuojam elektros sistemą. Tai jeigu kažkas tuo metu įsijungia šviesą arba ten virdulį, tai reiškia, padidėjo elektros apkrova, lygiai tuo pačiu momentu kažkas tą elektrą turėjo pagaminti. Jeigu mes turėsim kažkokius tai neatitikimus, skirtumus, tą vadinamą nebalansą arba disbalansą, tai kas atsitiks, tai kis elektros sistemos dažnis. O čia toks parametras, kuris užtikrina stabilų generatorių veikimą. Ir jeigu tas dažnis nukryps, jo tokia nominali vertė, kurią mes turim išlaikyti ir kartu su Europa esame įsipareigoję palaikyti 50 Hz, tai vat jeigu mūsų tas, reiškia, apkrovos arba generavimo, nes ir saulė ne visą laiką, ar ne, šviečia taip, kaip vartotojas vartoja, tai vat mes nuolat turim balansuoti ir jeigu mes to neužtikrinsim, na, tai kils tada grėsmė sistemos stabilumui, o pirmiausiai, aišku, tai pajus generuojantis sinchroniniai agregatai, na, o galiausiai, jeigu ir toliau, reiškia, būsim nesuvaldę sistemos, na, tai tuomet jau ir vartotojai tą pajus. Jau pasakėt, kad reikia tos elektros turėti tada, kada reikia žmonėms, tai ar jūs irgi matot, kada bent jau iš tos pastotės, ne, kur keliauja tolyn žmonės, kada keliasi, kada šviesa įsijungia, kada, nežinau, kažkokie šildytuvus įsijungia, ar matęs toks suaktyvėjimas kažkuriomis valandomis vartojimo?
Tai gal ne tai, kad būtent šitos pastotės, aišku, mes galim stebėti apkrovas kiekvieno elemento, tiek tų įrenginių autotransformatorių, kurie transformuoja įtampą iš aukštos 330 kV dalies į žemesnę 110. Taip pat, aišku, stebim ir linijų apkrovas, bet taip bendrai paėmus, tai tikrai yra tie paros dėsningumai ir sezono dėsningumai. Tai didžiausias elektros suvartojimas Lietuvoje vis dar būna žiemos mėnesiais, kuomet šalta, ar ne, tuomet žmonėm išauga tas elektrinis poreikis. Šią žiemą turėjom tokį fenomeną, kad buvo labai šalta ir žmonės vis daugiau, žinom, naudoja šilumos siurblius. Na, o prie tikrai žemų temperatūrų tie šilumos siurbliai pradėjo veikti kaip elektros imtuvai, praktiškai veikė vien elektra. Na ir tas tikrai jautėsi. Reiškia, gerokai išaugo elektrinė apkrova ir tikrai turėjom iššūkių padengti tą apkrovą. Mes čia vaikštame su jumis. Jūs galite pasakyti, kur yra jūsų darbuotojai, nes čia nieko nėra. Nereikia darbuotojų, jums viską kažkaip nuotolį susireguliuoja. Tai darbuotojų mes turim, Litgrid'e dirba apie 500 darbuotojų. Kodėl čia nieko nėra? Todėl, kad čia viskas automatizuota ir skaitmenizuota. Mes matom kiekvieno įrenginio būklę, matom, ką jisai veikia, matom, kokie srautai teka. Tai tikrai fiziškai prie kiekvieno narvelio vadinamo, prie kiekvieno komutacinio aparato stovėti žmogui nereikia. Bet tai nereiškia, kad mums nereikia darbuotojų. Tai Litgrid'e dirba tikrai platus ratas specialistų ir mums jų reikia ir daugiau. Tai nuo inžinerinių specialybių, žinoma, elektros inžinerija, elektronika, IT specialistai yra labai svarbus, bet ne tik. Taip pat mes turim ir komunikacijos specialistus, teisininkus, reguliavimo aplinkos ar ne, specialistus, kurie būtent ieško tų būdų, kaip minėjau, ir vartojimą paskatinti, pritraukti, kokiusgi teisės aktus reikia, reiškia, peržiūrėti ir panašiai. Turbūt pinigų skaičiuotojų reikia, ar ne, tarifus norim surinkti, vadinkim, ar ne. Skaičiuotų, kad pakeltų kainas, aišku, žinoma. Kad atpigtų elektra, nes kuo daugiau bus vartojimo, tuo santykinai bus mažesnis tarifas. Sveiki. Sveiki. Truputėlį pasivaikščiam su jūsų kolega, o dabar atėjom į Energy Cells baterijų parką. Ar taip ir pasakiau teisingai? Teisingai, esam Vilniaus baterijų parke, kur vienas iš 4 baterijų parkų Lietuvoje, kurį mes Energy Cells įmonę operuojam. Tai kas tai yra praktiškai? Man kaip žmogui, kuris nedirba čia, papasakokit ir žiūrovams visiems. Ja, tai paprastai tariant, jeigu mes turim, dažniausiai daug kas tiek esame naudoja powerbankus, tos vadinamus, telefonom pasikrauti, tai čia, sakykim, paimtume, padaugintume 100 kartų dydžių ir gautume tokį baterijų parką, vienas iš tų kubų tiesiog turi daug tų tokių baterijų, kuriuose ir kaupiama ta elektros energija yra. Tai kaupiama kam? Kur paskui jinai nukeliauja? Kiek laiko galima kaupti? Kaip čia visas vyksta tas procesas? Ja, tai mes esam, kaip Energy Cells, esam paskirti kaip energijų kaupimo baterijos sistemos operatoriai. Ir mūsų tikslas yra saugoti tą elektros energiją ir padėti esant kažkokiam avarijos atveju ar panašiai atsijungimo nuo Europos tinklo, tai mes esam dedikuoti pagelbėti elektros perdavimo tinklui, jį subalansuoti, suvaldyti ir panašiai, taip toliau. Tai šitą paskirtis tiesiog esam kaupti ir atiduoti ekstremalių atvejų kažkokių ir avarijos atvejų, kaip paprašo Litgrid'as. Bet kaip mes jau čia girdėjom Litgrid pusėje vaikštant, tai nėra taip, kad mes sukaupsim, pasidėsim ir 5 metus laikysim. Tai reiškia, tas procesas nuolatinis. Jūs turite, gaunate, kaupiate, paleidžiate, vėl viskas pareina tam, bet čia yra vis tiek toks laikoma kažkokia dalis. Tai mes ją pagrindę laikom, mes nedalyvavom jokioje rinkoje, mes jų neįkraunam naktį ir ten iškraunam dieną. Mūsų tikslas jas yra laikyti įkrautas, tai mes visą laiką stengiamės laikyti apie 50% jos įkrautas ir palaikyti tą pastoviai tokį procentą, kad
galėtume tiek įsikrauti, tiek išsikrauti, jeigu koks yra poreikis, Litgridas pasako mums, kad yra kažkoks poreikis to atsijungimo atveju kažkokiu. Kam užtektų to, ką jūs turite sukaupę? Jo, tai galbūt šiaip mūsų tikslas nėra, kad, pavyzdžiui, šitas, kadangi yra Vilniaus apylinkėse šitas parkas, jo nėra tikslas būtent palaikyti, pavyzdžiui, maitinimą Vilniaus miestui. Jo vis tiek, kadangi mes turim 4 tokius parkus paskirstus per visą Lietuvą, tai jų tikslas yra visai Lietuvai teikti tą saugumo garantą, būtent tą atsijungimo atveju. Bet jeigu taip paprastai kalbant, toksai vienas parkas, jis yra 50 MW ir 50 MWh, tai kad taip suprasti, jeigu, nežinau, kelių kambarių butą, jeigu paimtume suvartojo, tai pilnai toksai įkrautas baterijų parkas galėtų 40 metų tokiam vienam butui teikti elektrą, bet kaip ir sakau, čia jų nėra tokia paskirtis, bet jas labiau skirti būtent tam tokiam saugumo užtikrinimui. Atrodo iš tikrųjų, kad jūsų darbas irgi toks su skaičiais kažkur sėdėti, prižiūrėti, nes čia nežinau, kiek čia galite prieiti, daryti ir fiziškai turėti to kažkokio kontakto su baterijom, ar galite turėti? Tai čia pagrinde parkuose vis tiek visos sistemos automatizuotos, skaitmenizuotos, viskas praktiškai veikia automatiškai, visokie pranešimai visą laiką eina automatizuotai. Bet vis tiek pas mumis yra žmonės, operatoriai, kurie dirba 24 valandas per parą ir visas 7 dienas per savaitę ir taip vyksta nenutrūkstamus metus. Tai nuo pat, kada parkai buvo pastatyti, iki šiol visą laiką yra stebima ta sistema be perstojimo ir viskas iš karto reaguojama į visokius kažkokius nenumatytus atvejus. Tai sistemą stebit, ta sistema stebėjimo veikia, bet kaip ir sakėt, jeigu ekstra atveju prireiktų, ar esat bandę padaryti taip, kad išbandyti tą ekstra atvejį, kad mes žinotume, kad tikrai tai, kas čia yra, veikia? Tai taip, kad atjungti Lietuvos nuo Europos tinklo, tai čia tikrai tokių bandymų nedarom, bet taip, kad čia viduj tiesiog mūsų apimtyje pačios įmonės visą laiką žiūrim, kaip sekasi reaguoti visus įvykius, tą visą laiką stebim, kažkokius tai testus atlikinėjom, bet tai jau neįtakoja tokie testai kažkokie elektros Lietuvos tinkle. O ta izoliuoto darbo bandymai, kas tai buvo? Tai sinchronizacijos momentų, kada norėjom sinchronizuotis jau su kontinentiniais Europos tinklais, tai buvo vis tiek atliekamas testas, buvo atjungta visas Lietuvos ir Baltijos šalių tinklas nuo Europos ir tuo metu atliekami įvairūs testai, kad tiesiog patikrinti, ar sistema yra paruošta tam prisijungimui, ar mes esam visą pasiruošę šitam. Ir Energy Cellsai su visais 4 baterijų parkais irgi dalyvavo šitame teste. Aš pats tuo metu dar kaip tik sėdėjau už pulto, reguliavau bateriją, stebėjau ir tiesiog mes padėjom tą parodyti, įtikinti, kad tinklas yra pasiruošęs, darėme įvairius testus ir panašiai. Ir čia vis tiek, reikia suprasti, kad baterijos yra tik tai vienas iš saugumo tų elementų visame tinkle. Yra žymiai daugiau tų visokiausių renginių, kurie padeda tą saugumą užtikrinti, bet baterijos vienas tokių papildomų ir kurios pagelbė ir tas testo metu tą parodėm. Bet jūs taip ir pasakėt, turėjome įrodyti, kad mes galime, tai turbūt tokia kažkokia žmogiško jaudulio tikrai turėjo būti, nes tuo metu tu tiki savo sistemą, bet tu dabar pamatysi, ar jinai veikia, ar taip kažkaip ir yra. Jo, tai jaudulio natūralu visą laiką yra, vis tiek tas, kai vyksta tuo metu tas testas, tu šiek tiek jauti atsakomybę ne tik prieš save, ne tik prieš įmonę, bet savotiškai netgi biškai prieš visą Lietuvą, tu tą jauti atsakomybę, nes tiek tas testas, pats tas darbas, toksai dirbant tokioj sistemui, buvimas to tokio saugumo garanto arba prižiūrint tokią sistemą, tai vis tiek tokią atsakomybę jauti ir tokią pareigą, kad turi viską padaryti tinkamai. Ir iš tiesų netgi vienas iš tų dalykų, kas galbūt žavi būtent dirbant tokiose įmonėse, kaip EPSO-G grupė, kur ir Litgridas yra tas pats, tiesiog jauti šiek tokią vis tiek pareigą ir tokį norą, nes pagelbėti visiems Lietuvos žmonėm, kad būtent užtikrinti tą elektros tiekimą ir niekada jis nenutrūktų ir kuo mažiau būtų visokiausių nenumatytų atvejų. Aš jau Energy Cells'uose pradėjau dirbti dar būdamas 3. kurse. Tuo metu pradėjau eiti inžinieriaus paprastas pareigas, eiti prižiūrėti šitos parkus, stebėti jų veikimą.
Pasirinkau šitas studijas, nežinau, jos iš principo sudomino, ypač galbūt, kai pamačiau dar skelbimą į šitą įmonę, būtent man galbūt sudomino, kaip ir jūs minėjote, ta inovacija, ta naujovė. Tuo metu, kai šitas parkas statėsi ir jis kai pasistatė, jis buvo didžiausias visoje Europoje, visi šitie 4 parkai. Ir iš principo tai vis tiek sukuria šiokią tokią, kaip norą prisidėti prie to ir savotišką džiugesį viduje vis tiek sukuria, kad galima yra dirbti tokiose įmonėse, net ir būnant studentu. Įprastai pastaraisiais metais mes čia vis vasaros pradžioje girdime daugiausia abiturientų visokių įspūdžių apie matematikos egzaminą, girdim kaip fizikos nenori laikyti, nenori rinktis tokių specialybių, kur reikėtų tiksliųjų mokslo, o jūs tai štai kitaip padarėt. Rekomenduotumėt, ragintumėt jaunimą rinktis šitą sritį? Aš labai rekomenduočiau, kadangi vis tiek baigiu, tai aš jau negaliu sakyti, kad čia blogas pasirinkimas, aš tai jo labai džiaugiuosi. Dėstytojai girdi, žinokit, tik tai gerai kalbėti. Taip. Tai labai skatinu šį visus rinktis inžinerijos, ir tuos tiksliuosius. Čia vis tiek tai yra visų pirma specialybė, kuri tik tai auga. Čia labai stipriai, ypač pastaruoju metu keičiasi, atsiranda daug naujų technologijų ir tų inžinierių, vis naujų darbuotojų yra tikrai didelis poreikis. Ir čia nebus kažkoks monotoniškas darbas, kur tiesiog reikės sėdėti prie kompiuterio ir tas pačius skaičius skaičiuoti ir stebėti. Tai visą laiką bus kažkokių naujovių ir kur galima įsilieti kažkokių, pamatyti naujų dalykų. Aš neliesiu tų vartelių, kur yra metalas. Ačiū labai. Ačiū. Na, o mes su kolegomis keliavom ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim, ar galiu užeiti.